Sveiki visi atvykę prie naujo video. Aš esu Karpinėje, savo senoj geroj vietoj. Mes ne ten rodau, žodžiu. Čia mes visą laiką žvejojam, šitoj vietoj. Kampukuose. Tai vėl atvažiavo, bet šį kartą su boiliais bandysim, nes reikia pabandyti. Nes reikia išmokti su jais mum. Nes yra viena, žodžiu, reikia, nes, nežinau kaip pasakyti, toj parodysiu, ko ir kokių turiu filmus. Sveiki visi atvykę prie naujo video, šiandien su Karpinėje, savo gerojoj vietoj. Taigi šiandien bandysiu žvejoti ant boilių pirmą kartą, nes reikia išmokti su jais. Nes jeigu nemokėsiu, nebus gerai. Tai toj parodysiu, kokių turiu. Va tokie štai. Šitie visi yra iš Norfos. Šitas nežinau iš kur. Iš kažkur. Tai va tokius turiu. Tada va tokį turiu. Ai, dar vieną. Žiūrėjau, dar liko. Tai va tiek turiu. Ir dar va tokius boilius. Tokius didelius man davė. Tai va tokių turiu daug ir dar tokių, bet čia jau nebe boiliai. Tai va, tokius masalus turiu daugiau. Pala dar yra. Va toksai valas. Nes mes nusipirkom va tokių iš karto jau. Tai nežinau. Tai va. Ir stoperių turim, boilių, visko turim. Tai daugiau nieko naujo. Tai va tokią pasidariau. Va toksai jaukas paletės čia su tokiu. Va toksai vanilinis boilis. Tai va, tokį pasidariau. Žiauriai, laukit. Va. Štai toksai va boilis vanilinis. Ir bandysim. Jau įsikarštėję, mama mėto spiningą, aš irgi pirmiau mėčiau, tai užsimetę esam, tai bandom ant boilių, bet jeigu ką atnešė sliekų draugas, tai jeigu kas lieka, tiesiog pasidėsim sojus. Tai va, tai laukiam žuvies ir tikimės, kad ji bus bent jau. Tai dabar jau pramisinom 2 karpius. Vieną netyčia ir kitą netyčia tiesiog nepakirto. Vieną kirtom, bet nepasikirto, o kitą tiesiog pramisim. Nieko tokio. Tai dar žvejojam, man vis tampa valą. Arba žuvis mato, nes aš apsipyliau gerai ir padėjau tos valos tiesiog judėti ir žvengti, atrodo. Tai tas nefainai. Tai va, tai bandau pagauti. Ir dar vienas karpis gavo vardą, nes jisai visą laiką visose žvejybose, kai mes čia žvejojam, atplaukė ir mus nervuoja. Jis tiesiog palei patį vandens tą paviršių plaukia ir matai, tai mes pavadinom jį Nerinas nervuoja. Tai va, jis turės vardą, bet jis niekam nekimba, tai tai va, tai bandau pagauti toliau ir žiūrėsim, gal pais. Jau ilgai būna, vis dar nieko nėra, jokios žuvies. Buvo vienas dar kibimas, bet nepakirtom, vėl pramisinom. Žodžiu, neįmanomai karšta. Tiesiog dabar pavėsi būna ant dekio, nes ant saulių meškerės neįmanoma. Čia ten pačiam karpiam, tiesiog per karštą. Mes esam nuo 8, dabar jau 12 be 5 minučių. Nuo 8 ryto, dabar jau beveik 12, prasidės nekibimo metas. Nors nuo 1 ir 2, ten 3 nelabai kimba šiaip, nes tiesiog yra pats karštis. Neįmanoma, tiesiog taip karšta šiaip būna, kad šiuo metu netgi bele kaip karšta yra. Tiesiog iškepėme su mama, būsim kepti. Tai žodžiu, bandom pagauti. Aš užsidėjusiu su braškinis, tos didelius maiše. Tai kibo 2 kibimai ar net 3.
O mama buvo užsidėjus braškę irgi, bet kitokį. Tai kibą lygtais. Dabar užsidėjo česnaką. Tai dar kol kas nieko. Bet gal bus, gal. Vis tipo nenorim visą dieną prabūti čia, tai ja. Na, žodžiu, bandom pagauti. Jeigu pagausim, parodysim.